Sveiki, gerbėmiai. Labą dieną. Mes vėl susitinkam prie Godži augalų. Kada mes susitikom? Rugsėjo 15 kažkur tai. Maždaug taip. Ir buvo tokios abejonės, ar tas augalas išvis pas mus gali augti, ar tai augalas, kuris gali augti tik tai šiltnamyje, ar lauke, nebuvo aišku, uogos sunoks ar nesunoks. Ir Buvo įtarimų, kad nesunoks? Taip, ar tas skonis bus patenkinamas, ar... Taigi uogos sunoko. Pagaliau beveik 2 mėnesiai praėjo. Šiandien jau Lapkričio pradžia, taip. lapkričio 6 dieną. Mes dar be striukių beveik, kas be striukių. Dabar žiūrėkit, praktiškai 80% uogų jau paraudonavo ir mes dabar paragausim. Aš jau ragavau prieš mėnesį, man nepatiko, dabar... Aš pirmą kartą ragaujau. Primena pomidoriuką su pipiriukais, taip? Saldų pomidoriuką ir kartu pipiriuką. Bet, žodžiu, kažko tai primena tikrai, kadangi būtent iš tos šeimos yra. Cukraus užtenka. Bet ir gana kartu. Mūsų operatoriui nepatiko, jis kaip susuka veidą taip, kad mes jau supratom, kad jokio čia biznio su juo nebus. Su tokia veido išraiška jis nepadarys. Taigi uoga aš nepasakyčiau, kad desertinė yra. Uoga nėra daug desertinė. Ar pomidoras gali būti desertinis, ar pipirai gali būti desertiniai. Aš mėgstu pomidorų valgyti šviežių daug. Vadinasi, kaip salotų papuošimas, jeigu kaip gali būti, nežinau, džiovintos uogos yra daug skanesnės. Tenai prapuola, nėra to kartumo džiovintos. Labai gražiai atrodo, reikia pripažinti, labai gražiai atrodo. Nu ir mūsų skrandis visgi turi priprasti prie tokio skonio. Ir šitas kartumas lieka. Kartumas lieka? Jo, jaučiasi. Žmonės supras, kad neverta sodinti. Viena žodžiu, verta sodinti kaip... Bet čia yra kaip vaistai, jo? Viena žodžiu, lieknėjimo priemonės. Ten skaičiau, kad vyram net padeda ten. Viena žodžiu. O vaistai ne visada turi būti skanus. Dabar šiandien norėjau pasigirti, kad nepastebėjau jokių ligų ir kenkėjo, bet gavai komentarą, atsiuntė komentarą vienas iš mūsų klientų, kad, vienu žodžiu, Kolorado vabalą patiko. Taip, jis pasėjo, bandė užauginti sėjinukus ir pasakė, kad 50% sėjinukų suvalgė Kolorado vabalas. Vienu žodžiu, Kolorado vabalai, sodinkit bulves ir tada jis nebus toks alkanas. Pasirodo, augalas dar nepatinkrintas ir tikrai, jeigu yra tokie pastebėjimai, visko gali būti. Bet taip, nebuvo jokio puvinio, nors šalna dabar buvo -8 laipsniai, kelios dienos. Žinoma, gal viršūnės truputį, net ir viršūnės nepašalo, pašalo tik tai lapeliai. Augalas atrodo labai sveikai. Svarbiausia, kad uogos visiškai nebijo šalnų, iki 8 laipsnių buvo. Taip, pavyzdžiui, rojos oboliukai, oboliai pašalo, svarainiai. Čia vaisiai kuo puikiausiai laikosi. Taigi, kokie mūsų pastebėjimai, augalas perspektyvus. Mūsų kraštuose gerės. Puikiai. O dėl skonio nesiginčiama. Dar ką noriu pasakyti. Labai lengvai dauginamas žaliaisiais auginiais. Va tokie sodinukai. Iš tokio gabaliuko stebelio va. Šiemet buvo vasarą pasodintas toks ugelis ir dabar jau turime augaliuką. Vos atplėšiau tą vazonėlį, kadangi šaknis ten net įaugo į plėvelę ir sekančiais metais dar metus paauginti ir bus gražus sodinukas. Taigi kitais metais turėsime sodinuką jau? Kitais metais jau nedidelis kiekis bus sodinukų. Galėsite pas mus įsigyti. Gerai, tokie pastebėjimai. Dabar dar žiūrėsime pavasarį, kaip per žiemos. Mes nedengsim augalų.
Mes nedengsim, nešiltinsim ir pavasarį susitiksim, kai prasidės vegetacija, ar bus kokie pažeidimai ar ne. Tai va tokie mūsų pastebėjimai ir iki pasimatymų su jumis. Viso geriausio. 4 kvadratiniai metrai. Atspėkit, kiek surinkama auga. 1,5 kibiro, 15 litrų. Tuo lengva patikėti, kai jūs pažiūrėsite, kiek čia yra uogų. Praktiškai yra kilimas didelių raudonų uogų. Ir čia mes šiuo būdu galime skiepyti visus spygliuočius. Taip, šitų būdų skiepinasi priglaudimo, čia bus tas toks būdas. Skiepinasi ir pušys, ir kėniai. Kėniai galima ir kitų būdų dar ir įterpimų. Ir